Labas, chebra, čia aš ir man 2 mėnesių šukuosiu. Nebuvo kirpyklų, sutaupiau pinigą, ne, bet atrodo kaip benamis. Žodžiu, atvažiuojant mašiną ir traukt man filmuoti. Nuvažiuojant mašiną ir nebetraukt man filmuoti. Norėjau jums šiandien papasakoti, ant kiek aš nemok džiaugtis. Žodžiu, prieš istoriją ir tokį. Atidirbau 9 savaitės čia Norvegijoje. Aš dabar dirbu komandiruočių principų, važinėjausi Norvegiją, ne, atidirbu kažkur apie 2 mėnesius, 1 mėnesį ir Lietuvo. Ir aš, kol dirbau, galvoju, kiek aš džiaugsiuos, kad man bus paskutinė diena, aš galėsiu grįžti į Lietuvą. Tiesiog galvoju, kiek aš džiaugsiuos. Šiandien į paskutinį dieną, kaip aš čia dirbu, ne, prieš atostogas. Ir grįžau, maks pasidžiaugiau gal kokį 15-30, gal valandų. Viskas, nebedomu nei. Aš jau dabar vėl galvo dėliojau planus, Lietuvo, kaip kasku, išmokti nufilmuoti, kam padėti, kas kasku. Edvino brolio savo nori padėti garažą įrengti. Ir iš vis, dabar, sakau, nuėjau planus duins prieš mėgą. Ir galvoju, kiek aš nemok džiaugtis, nes jau kelint kart jau tepi. Jau kelint kartą pyr. Ta prasme, pastovę. Sakykime, rašau baigiamą į darbą, ne. Rašau baigiamą į darbą. Ir kas? Galvoju, parašys baigiamą į darbą, kiek čia man sunkiai visko parašau, tu baigiamą į darbą. Galvoju, dabar važiuos pailsėti, kokius 3 dienas papramogaus, grina tep, chill. Ne, kas? Pabaigiau, apsiginiau baigiamą į darbą, iškart skumbinys į darbą, kur užsienio kokį darbą susirasti kažkur. Ir pastovė tep. Aš vis laik kažkur pasieku savo, nuo asmeninius tikslus pasieku, ne. Maks 30 minučių džiaugsmai, viskas. Iškart žiūriu toliau, žiūriu į ateitį, gyvenu ateitį. Nikados nebūnu čia ir dabar. Čia iš tikrųjų džiauri nesąmonė, iš tikrųjų. Aplama tas vis gyvenim ciklus toks, kad mes viskų darom, pasiekam, kažkur vėl darom, vėl pasiekam. Prasme, aš nes pesimist, bet aš suvokiu, kiek nesąmoningas dalykas tas vis reikals. Bet tep jau ir. Tai va, atidirbau komandiruoti, grįž į Lietuvą, mokinsiuos toliau su savo visom kamerom, nors tikstus pas manis tos kameras, bet žinot kapį, aš čia kol dirbu, man čia laisvo laik paprastą darbą dieną maks ir 3 valandas. Bet per tas 3 valandas tiesiog tu turi pasiruošti vos ne kitą dieną, atsiprausti, pavalgyti, išsimiegoti, pasiruošti, miegoti, prasmėti. Nieko aš daug nepadarau. Tai dabar grįšiu, daugiau su dronu paskraidysiu. Ir jau dabar susitaupiau nusipirkti kamerą, tokį biškėlį rimtesnį. Ir dar daug dalykėlių. Nežinau, ar šį kartą jau šias viską susipirkti, nors susipirkti. Bet va, ko aš dabar šnek, aš jau viskas, aš jau dabar pareisiu, jau aš net neįs mėgoti, dar eisiu į YouTube, daryti research, kaip kasku. Ir tiesiog va tokį video tem, kad aš nemoku džiaugtis ir man tas nervo, aš suprantu, kiek tas ir bloga, iš tikrųjų, kiek tas ir bloga, tam tikrą prasme ir čiut gera, bet ir labai bloga, nes koks tada prasme kažkur pasiekti, tu pasieki ir tu nebesidžiaugi po 2 valandos. Dabar, ne, aš esu Norvegijoje, va jums geriausia analogija. Čia matote į kalną, ne. Įsivaizduokit, aš pradedu kopti. Įkopu čia, kaip gražiai, reik čia pasiekti. Čia užkopi, oi. Oi, tada reik čia užkopti, oi. Tada čia užkopti. Ir tu nepasilikti nei vieno veito, kad ten pasidžiaugti ilgiau. Tiesiog užkopi čia, apsižvalga ir vėl nori kažkur kopti. Ir vėl, va jau dar aukštesnis kalnas. Ir tu... bet niek, toks turbūt įgyvenimas. Tiesiog tu turi kaip tą žvakį degti, sudegti ir viskas. Kaip tu išeiti? Kaip tu išeiti? Tiesiog sėdėti, žiūrėti nesąmonės, kokius nors juokingus vaizdelius, apie katinus.
Tiesiog norėjau tik padaryti rantą, akaptus angliškus žodžius ir aš šiandien golt. Neina aš golt, ko aš jums melau, neina žodžiu daryti research. Tikiuosi bus daugiau video, dabar kad skrisiam iš Oslo į Palangą, gal padarys mini video blogą ir viskas, ir tada žiūrės Lietuvą kūnų filmuoti. Sakau, noriu daug padaryti. Ir žiauriai nieko kontrybs, bet reiktos kontrybs, ta prasme. Ir tai daug padariau jau, atrodo, sutaupiau tų pinigų ir panaudojau tam tikrus savo tikslus įvykdyti, nusipirkti. Bet dabar, žinau, tai tokia fazė, kur aš grina pamatus stataus ateitį. Grina stataus pamatus, ta prasme, turinio kūrimo, visus kitus dalykus. Aš dabar tiesiog stataus pamatus ir kuo gilesnius, tvirtesnius pamatus aš padarys, to už aukštesnį pastatą galės pastatyti. Tai bet tas užtrunk labai ilgai ir aš nematau juk rezultatą. Bet sakau, dabar irgi reik kontrybės ir reik išmok džiaugtis. Bet aš to nemoku. Žodžiu, iki.